Labas vakaras, mėly bendrakeleiviai gerovės link. Vasara prasidėjo, puikus oras, norisi atostogų, o mes vis tiek apie diagnostiką, prevenciją ir sveikatą. Nes kodėl taip svarbu? Ne per seniausiai jau minėjau kažkur, kad skaičiau labai gerą knygą apie tai, kad niekas niekada nesikeičia. Ir labai čia jinai yra ne apie sveikatą ir apskritai apie pasaulio dėsnius, istoriją, kaip jos kartojasi tos istorijos. Ir labai įdomi tokį radau dalyką būtent apie diagnostiką ir prevenciją. Kad buvo tokia konferencija šito tūkstantmečio pradžioje ir kadangi jau čia ta didžiausia tokia liga gąsdinti visus vėžys, ir ten pranešėjas vienas ir sakė, kad viena iš priežasčių yra ta, kad mes pernelyg daug dėmesio skiriame vėžiui gydyti ir nepakankamai dėmesio šios ligos prevencijai. Jei nori pasiekti pergalę kovodamas su vėžiu, fronto liniją turėtume vykdyti prevencinius veiksnius. Ir vienintelė priežastis, kodėl taip mažai dėmesio skiriama prevencijai, nes mokslininkam tai nėra intelektinis stimulas. Tai prasme, kad gauti Nobelio premiją už vėžių išgydymą, vaistų sukūrimą, visą kitą yra labai svarbu ir verta dėmesio. O kad mokyti žmonės tiesiog, pavyzdžiui, mesti rūkyti, kas viena yra iš priežasčių sukeliančių vėžį, tai nėra tokio intelektinio stimulo. Ir dėl to aš noriu pasakyti, kad matot, mokslininkam rūpi visai kiti dalykai, o paprasti žmonės nori gyventi ilgai, būti sveiki, gerai jaustis, gerai atrodyti. Ir kadangi nežinau, ar sekate savo parduotuvės MV naujienas, kaip tik šį mėnesį galima dabar iššokti į traukinį, turi 150 taškų, kad gauti dovanų diagnostinės svarstyklės. Ir apie tai jau buvo rašyta ir kalbėta, bet vis dėlto, kodėlgi taip svarbu savo pačiam save matuoti, diagnozuoti, nežinot, niekas už jūs to nepadarys. O kai dar galite gauti nemokamą dovaną ir pasirodo nepaprasta, aš labai gerai naudojuosi šitos grupės nariais, susirandu žmogų, kuris yra žymiai už mane gudresnis, protingesnis, jaunesnis, domisi technologijom. Ir mano pašnekovas Mindaugas Vilius, jisai ir šiai dienai yra būtent savo profesinėje veikloje, užsiema to, kad tai rūpinasi Vilniečiai, kad daugiau fizinio aktyvumo, kad judėtų ir panašiai. Ir jisai išanalizavo būtent tas svarstyklės, visą tą sistemą 17 punktų, kaip gali ištirti savo organizmo, net nekalbėsiu, nes viską žinosi, aš jau pati laukiu tų svarstyklių. Taigi, negaiždami laiko, Mindaugas Vilius kviečiamas į studiją ir jis mums viską detaliai apie tai papasakos. Labas vakaras. Sveiki, sveiki. Tai labai ačiū Mindaugui, kad skyrei laiko ir kad pasidomėjai. Ir supratau, kad pati net uždegė tas atradimas, kokios čia nuostabios tos svarstyklės. Taip, labai. Gerai, tai nieko nelaukiam. Jo, galim jungti tokią prieš istoriją, tai jau prieš metus, kai pradėjau tą ir detokso programą, ir Amino Advantage naudoti metus laiko, kas stebina ir rezultatai geri. Tai po to svarstyklio atėjimas į paprasto žmogaus kasdienį gyvenimą, tai yra, kad kiekvienas žmogus galės turėti jas namie, supaprastina savo stebėjimą ir siekimą rezultatų. Ar jie gerėja, ar jie blogėja, nes, kaip Rūta gerai pasakė, rūpinamės tų Vilniečių fizinių aktyvumų, tai mes ir patys turim tokias meteomedicininės svarstyklės, kurios daugiau gal tikslesnės, galiu pasakyti, jau naudojamos ir tiems tyrimams, bet jos nepatogu naudoti dėl to, kad tu neturi namie. Jeigu tu turėtumės namie, tu galėtum kiekvieną dieną vos žiūrėti po biškį. Taip, tai galim perėti prie skaidrių. Jo, pradedam prie skaidrių, perėsim. Man bus lengviau pasiruošus. Tai puikus MUI, kaip sakyti, tas žingsnis paskatinti žmonės ne tik tais naudoti puikius produktus, kurie gerina gyvenimą, sukuria tą visą organizmo pusiausvyrą. Tai galim pasižiūrėjus į šitas svarstyklės po kairę, kurias bus kaip dovana už tos 3 mėnesius. Štai Rūta persijungsiu ausinės, arba gal nekalbę perėsiu.
Mes tave ir matom, ir girdim puikiai, nebent tau reikia pačiam. O dabar nieko nebegirdim. Persijungiai puikiai ir dingo. Va. Kaip dabar? Geriau. Žinok, prieš tai irgi buvo gerai. Girdim jau dabar. O dabar? Gerai. Girdim. Tai va, tai pačios svarstyklės, galim pasižiūrėjus į tą ekranėlį mažą, pajuokaujant, tai daugiau informacijos tikriausiai negu automobilio borto kompiuteryje ar ekrane galima pamatyti. Tai tos svarstyklės jos parodo apie 17 tų punktų, apie kuriuos papasakosiu prezentacijų toliau, ką jos gali parodyti ir kaip interpretuoti, kad mes suprastume tam tikrus parametrus ir žinoti, ar tai, kur mes einame ir koks yra dabar mūsų kūnas, jisai eina link sveikesnės sveikatos ar nelabai. Tai galim perėti prie kitos skaidrės. Tai šitos išmanios svarstyklės naudoja bioelektrinio impedanso analizės technologiją. Tai išgirdus tokį trumpinį galbūt gali labai, kaip sakyti, painioti, bet jis ganėtinai paprastas ir iššifruojamas. Ir šitos svarstyklės būtų tiesiog svarstyklės, jos aišku parodytų tam tikrą informaciją, ką mes matome ekranėlį, bet labai svarbu, kad tą informaciją mes per Bluetooth galim gauti į mūsų telefoną, atsisiuntę FitDays programėlę, užsiregistravę, sukonektinę svarstyklę su programėlę ir galim naudoti netgi ne vien savo, bet ir keliems vartotojams. Kiek išėjo surasti informacijos internete, galbūt netgi iki 24 vartotojų. Bet tiksliau galėsim pasakyti, kai gausim tas svarstyklės ir išbandysim. Galim kitą skaidrę. Taip, tai kas tas yra BIA? Tai bioelektrinio impedanso analizė, tai yra silpna elektros srovė, kuri paprastai šiuo atveju šitų svarstyklių yra leidžiama per pėdas ir priklausomai nuo to, koks tas impedansas, tai lygu, galim sakyti, kad tai yra pasipriešinimas sinonimas, tai yra koks yra pasipriešinimas riebalinio audinio tai silpnai sroviai. Jeigu didelis pasipriešinimas, reiškia to audinio riebalinio yra daugiau, jeigu mažesnis, tai tada reiškia daugiau pas mus yra raumenų, kraujo, vandens apytaka geresnė ir panašiai. Tai remiantis šio pasipriešinimu, ką svarstyklės matuoja per elektrodus, kurie yra svarstyklių, ir įvestais duomenim, tai yra amžium, ūgiu ir lytimi, apskaičiuoja kūno riebalų procentą, raumenų masę, vandens kiekį kūnų, kaulų masę, vidinių riebalų kiekį, taip pat išorinių, kurie yra, ir kitus rodiklius kaip BMR, tai yra bazinė medžiagų apytaika, tai base metabolic rate. Ir toliau galime eiti. Pliusai, minusai, čia šiek tiek ir pasitelkiu ChatGPT, kad padėtų struktūrizuoti visą informaciją, nes jos ganėtinai daug. Tai pliusai tai yra, kad greitas ir paprastas metodas, tai ką ir sakiau pačioj pradžioj, kad nereikia kažkur važiuoti į kažkokią kliniką ar į kažkokią specializuotą vietą, neinvazinis, nereikia kažkokių adatų ar kitų priemonių, kad gauti informaciją. Tinka stebėti pokyčius ilgai, tai reiškia, tai bus patogu ir galima naudoti namuose. Gal dar pradėčiau vieną punktą, kad tai bus tikrai daug pigesnis metodas, negu važiuoti kažkur tirtis, nes rinkoje toks, kaip sakyti, ištyrimas ir gavimas ataskaitos maždaug nuo 15 iki 25 eurų. Nėra labai populiarus. O čia mes gaunam dovaną, tai čia jau labai gerai. Taip. Tai va, minusiukai tai yra, kad tikslumas gali svyruoti priklausomai nuo hidratacijos, tai yra vandens lygio kūne, valgymo laikysenos, laiko nuo fizinės veiklos praėjimo, odos temperatūros, netinka tiksliam mediciniam diagnozavimui. Tai yra orientacinis įrankis, kadangi aš esu bandęs tą kitą prietaisą, tai ten galbūt dėl to čia rašo ne tiek tiksliam, dėl to, kad ten naudoja daugiau elektrodų. Tai yra paimama į rankas papildoma rankenėlė, kuri perduoda ir per viršutinę kūno dalį. Bet kaip orientacinis įrankis tai yra vis tiek labai geras, nes organizmą vis tiek matuoja per pėdas šitos svarstyklės, tą patį grįžtamą į tą impedansą, pasipriešinimą per visą organizmą, tiek kairiai, tiek dešiniai pusei. Taip, ir galim kitą skaidrę.
kad tas tik matavimas būtų tikslesnis, kai turėsim svarstyklės, tai geriausia matuotis ryte tuščių skrandžių, kad neįtepti į tą elektros srovės kelią papildomų maisto produktų, tai yra baltymai, ar angliavandeniai, ar riebalai, ar tai tie patys skysčiai, kas sutrikdys duomenis. Vengti fizinio aktyvumo bent 12 valandų prieš, tai reiškia geriausia atsikėlus ryte, nenaudoti iškart po maudynio ar pirties, nes sukyla ir odos temperatūra, ir visa kraujotaka. Ir visada matuotis tokiamis pačiomis sąlygomis, kad neiškreiptų duomenų. Taip, ir čia va tų 17 aš dar pridėjau galiai ir 18 tokį punktą, kuris galbūt irgi yra svarbus. Tai yra pirmas punktas, tai kūno svorį matuoja, KMI, kūno riebalų procentą, riebalų masę, liesąją kūno masę, raumenų masę, kūno vandens kiekį, baltymų kiekį, kaulų masę. Tai čia labiau ne tiek, kiek mūsų sveria kaulai, bet numatomas mineralų kiekis kauluose. Tai yra ne visos skeletinio svorio. Vidiniai riebalai, bazinis kalorijų kiekis, kuris, kaip sakyti, reikalingas, kad sudeginti ramybės būsenoje per parą. Tas visiškai minimalus metabolinis amžius, tai yra įvertinimas, kaip mūsų medžiagų apykaita atitinka vidutinio to amžiaus žmogaus apykaitą. Tai yra jau svarstyklėse programėlė yra statistika ne tik tavo duomenų, bet palyginti su to amžiaus kategorija. Tai kūno tipas, svoris be riebalų, tai yra, čia su puteniais blogai gal išvertė, tai poodiniai riebalai, nes mes galim, kaip sakyti, atrodo galbūt truputį apkūnesni, nutukę, bet tai nereiškia, kad pas mus yra vidinių riebalų, kurie yra dar blogesni. Tada riebalų kontrolė, tai yra rekomendacijas, kiek riebalų reikėtų priaugti arba numesti. Pavyzdžiui, man atrodo, 3,5 kg reikia priaugti bendrai riebalų prie mano svorio. Aišku, ir raumenų reikia priaugti. Taip pat raumenų kontrolė, tai yra kiek rekomenduojama priaugti arba sumažinti. Ir tada jau idealaus svorio rekomendacija, tai yra teorinis idealus svoris pagal kūno sudėtį. Tai va, ir galim perėti prie visų 17 punktų, truputį greit defragmentuosiu toliau. Taip, čia ne aš valdau prezentaciją. Taip, kūno svoris, tai yra bendras kūno svoris, tai yra kiek mes sveriame, pats paprasčiausias tikriausiai nuo mažų dienų, ką mes darydavom, bet tas svoris jis ne visada yra informatyvus. Nes, pavyzdžiui, sportininkai gali sverti daug daugiau, nors pas juos, pavyzdžiui, riebalinės masės bus daug mažiau. Tada numeris 2, kūno masės indeksas, tai yra paprastai, kilogramai yra padalinami iš ūgio, vertinimas tai yra, jeigu iki 18,5 yra nepakankamas svoris, nuo 18,5 iki 25 normalus, vėliau antsvoris ir tada nutukimas. Kūno masės indeksas neatsižvelgia į raumenų masę, tai vat, ką ir sakau, sportininkai gali būti laikomi antsvorio kategorijai dėl didelio raumenų tiesiog kiekio. Va čia šitoje vietoje įsiterpsiu, nes visai neseniai dalinausi mūsų tokio vieno Lietuvos sveikatos profesoriaus interviu, kam įdomu pasižiūrėkit, mano asmeniniai paskyroje įdėta. Ir būtent jisai sakė, kad Pasaulinė sveikatos organizacija ketina tą apatinę ribą, kur yra 18,5, pastumti iki 21. Nes pasirodo, kad sveikiausias žmogus yra, jeigu KMI matuoti, yra nuo 21 iki 25. Tai va, Mindaugai, turėsim valgyti ir raumenis auginti mes su tavim abudu. Nes pas mane 19, manau, kad pas tave irgi panašiai. Man atrodo, pas mane 15. Oho. Taip, bet svarbu, dar kaip jautiesi, tai jaučiuosi gerai. Taip, kūno riebalų procentas, tai yra body fat percentage, tai pas moteris jis turi būti didesnis, tai yra nuo 20 iki 30%, pas vyrus nuo 10 iki 20%. Ką tai gali reikšti, jeigu yra per mažai, tai yra gali rodyti, kad tiesiog nepakankama mityba, gali būti ir hormonų disbalansas. Per daug tai yra didesnė rizika sveikatai, širdies ligos, diabetas, sąnarių problemos ir panašiai.
Tada riebalų masė, tai yra kiek riebalinio audinio kilogramais yra pas mūsų organizme. Tai yra kūno svoris, kaip sakyt, dauginta iš kūno riebalų ir gaunama ta riebalų masė. Ką mes iš to galim gauti, tai yra padeda sekti, ar svoris mažėja dėl riebalų ar dėl raumenų. Nes dažniausiai riebalai, ypač, kaip sakyt, mes esame įpratę galbūt eiti sporto salę ar šiaip sportuoti, gryname ore, dažniausiai pradeda kristi raumenis, o tik po to riebalai. Nes riebalai, kad nesumeluočiau, degt pradeda nuo 30 ar 40 minutės, priklausomai dar aišku nuo to, kokia tai yra treniruotė. Tada liesoji kūno masė, tai yra ką mums, kaip sakyt, padeda galbūt didinti excess amino advantage ir ką man padėjo, tai yra pasikelti liesą tą kūno masę. Tai kas tai yra visa masė be riebalų, tai yra tik raumenys, kaulai, vanduo ir vidaus organai, nes vidaus organai visi yra iš raumens audinio, tik kitokie. Dėl ko tai yra svarbu, kuo daugiau liesos masės, tuo greitesnė medžiagų apykaita. Tai čia nežinau, Rūta patvirtinsit ar ne, gal jūs geriau susipažinus ties tuo. Aš sutinku su šituo ir iš tikrųjų tai yra labai labai svarbu, nes su amžium, jei jinai tipo mažėja medžiagų apykaita, sako, kaip žinai, su amžium jūsų medžiagų apykaita sulėtėja ir jūs neišvengiamai ten svorį priaugsite. Tai čia yra visiškai nesąmonė, nes čia tiesiogiai priklauso nuo tos liesosios kūno masės. O ją tu gali padidinti sportuodamas ir čia su amžium neturi apskritai nieko bendro. Taip, ir tada raumenų masė, tai raumeninio audinio kiekis kilogramais, tai panašiai kaip buvo prieš tai ne raumenų riebalų, tai čia su raumenim. Tai yra ypač svarbu sportuojantiems, nes padeda įvertinti treniruočių efektyvumą. Didėjantis raumenų kiekis reiškia, kad turės būti didesnis BMR, tai yra basal metabolic rate, tai yra bazinis kalorijų poreikis, tai yra, kad daugiau turi gauti kalorijų, jeigu didėja raumenų kiekis, kad neirtų po to tai raumenis. Ir automatiškai, jeigu daugiau tų raumenų, tai ir lengviau seksis deginti kalorijas, nes greitesnė medžiagų apykaita. Kūno vandens kiekį, tiek ląstelinį, tiek tarpląstelinį vandenį parodo. Normos pas moteris jis yra truputį mažesnis, pas vyrų šiek tiek didesnis. Ką reiškia ir per mažai, tai gali būti dehidratacija, bloga inkstų veikla arba per daug riebalų, nes riebalai kaupia mažiau vandens. Raumenys ypač jie daugiau kaupia. Baltymų kiekį procentais nuo bendro svorio. Baltymai svarbus dėl ko? Tai yra svarbus raumenims, odai, fermentams, imuniniai sistemai. Mažas kiekis gali reikšti prastą mitybą, ypač dėl baltymų. Kaulų masė, tai čia truputį, ne tai, kad susipainėjau, bet sukonfuzinau, kiek mane tiksliai nukreipia ChatGPT, bet ne tiek, kad visą kaulo masę, bet labiau mineralų, kalcio, fosforo kiekį kauluose, bet ne visą skeletą. Pas moteris tas skeleto kilogramai mažesni, pas vyrus didesni. Ir mažėjantį kaulų masę gali rodyti osteoporozės riziką. Čia sunėjimų, bet čia nežinau, Rūta, ar tiesa ar ne, tas aprašymas. Aš manau, kad tiesa, nes iš tikrųjų, kai darai biomolo tyrimą, juk ten irgi tokius dalykus būtent nurodo ir aš manau, kad šitos svarstyklės bus labai geras toksai palyginimas su to, ką biomolas rašo ir aš manau, kad tos svarstyklės tik tai patvirtins. Taip, tada vidinius riebalus, visceralinius, kaip tai vadinam, tai riebalai esantis aplink mūsų vidaus organus, kepenį, širdį, žarnyną, kurie kaip ir neleidžia ten, kad būtų šalta, bet tuo pačiu ir didina, jeigu per daug, yra padidėjusi rizika, tai yra aukštesnė rizika susirgti širdies kraujagyslių ligom, antro tipo diabetu ir pasekoje gali kilti kitų komplikacijų organizmui. Tai čia mums excess amino advantage šitoje vietoje labai padeda. Labai. Aš per metus laiko riebalinės masės, man atrodo, 1,5 kilogramo numečiau. Oho. Bazinė, jo, man toks irgi buvo nuostaba. Tada bazinė medžiagų apykaita arba basal metabolic rate, BMR,
tai energijos kiekis kilokalorijomis, kurį organizmas sunaudoja ramybėje, kad palaikytų gyvybinės funkcijas. Tai yra minimali dozė, kiek mes turim gauti. Aišku, nereiškia, kad ten suvalgysim 3 snickersus ir mes gausim jau tą. Turiu minėti tas kilokalorijos, kurios būtų subalansuotos, geriausiai 40-30-30, ką rekomenduoja kompanija pagal tą Energy programą. Kas priklauso nuo to, tai yra raumenų kiekis, amžius, lytis, kiek mes turim gauti to, tai tą paskaičiuoja ir programėlė ir svarstyklės. Panaudojimas tai yra padeda planuoti mitybą ir kalorijų deficitą. Tada metabolinį amžių, tai bazinės medžiagų apykaitos palyginimas su vidutinio to amžiaus žmogaus bazinė medžiagų apykaita. Tai reiškia, jeigu mums, pavyzdžiui, yra 40, mano metabolinis amžius rodo programėlė ir svarstyklių 30, tai reiškia, kad kūnas dirba efektyviau ir jis yra jaunesnis. Va čia tai labai įdomu, labai laukiu svarstyklių, ką jūs man parodysite. Tada kūno tipą, tai klasifikacija tai yra dažnai pagal riebalų ir raumenų kiekį. Kaip pavyzdys, pavyzdžiui, normalus, sportiškas, nutukęs, liesas ir raumeningas. Ir tada naudinga orientuotis į tinkamus tikslus, ar raumenų auginimą mes norim, arba riebalų mažinimą. Čia šitas irgi labai įdomus. Tada poodinius riebalus, tai va čia jau gerai išvertę. Tai riebalai esantis po oda, skirtingai nuo vidinių. Tai yra tie, kurie labiau gal yra matomi. Pernelyg didelis kiekis, tai estetiškai nepageidavimas, bet netoks pavojingas kaip vidiniai riebalai. Riebalų kontrolė rodo, kiek riebalų turėtume numesti arba priaugti, kad pasiektume optimalų kūno riebalų procentą, kad užtikrinti tam tikrus medžiagų apykaitos procesus. Žiemą, kad nebūtų šalta, arba vasarą. Raumenų kontrolė rodo, kiek raumenų turėtume priaugti arba sumažinti, jei jų per daug, arba netolygiai paskirstyti, kad būtų idealus balansas. Nes ką gali per didesnis raumenų kiekis, gali šiek tiek daryti įtaką ir tiem patiems sąnariams, nes organizmas turi nešioti didesnį kūno svorį. Bet įprastai tai būna, jeigu mes turim didesnį viršsvorį ir mes nusprendžiam pradėti savo naujos metus, pasiruošti vasarai nuo bėgiojimo. Nors mes niekada nebėgiojom, tai mes tikriausiai visų pirma gal turėtume pradėti pusę metų ar metus tiesiog vaikščioti. Daugiau, toliau vaikščioti. Į 17, tai yra idealų svorį parodo, apskaičiuojamas atsižvelgiant į ūgį, amžių, lytį, riebalų ir raumenų santykį. Tai tik teorinis orientyrams, ne visiems realiai būtinas pasiekti. Tai yra toks kaip sakyti, vyšnia galbūt ant torto, kad mes tą idealų galbūt save norėtume identifikuoti, bet turėtume realiai žiūrėti tą visą kompleksą tų 17 parametrų. Ir 18, kurį aš įskyriau, kurį galbūt nepaminėjo bendrame tame, bet tai yra širdies ritmų palaikymas, reiškia, mes atsistodami ir svarstyklio, mes matysim savo širdies dūžius, pulsą, dėl ko tai yra svarbu. Ramybėje širdies ritmas jis yra, kaip sakyti, mažiausias. Normalus širdies ritmas jis yra nuo 60 iki 80 dūžių per minutę. Sportininkai gali turėti žemesnį, nuo 40 iki 60, dėl to, kad jie turi tą ribą sporto metu aukštesnį ir tiesiog širdies ilsisi poilsio fazėje. Ką gali rodyti per aukštas ritmas, tai yra, kad virš 90 virš 100 gali rodyti, kad tuo metu gal stresas, nuovargis, gal blogai išsimiegojam, jeigu matuojamės ryte, kas yra geriausia, arba širdies ir kraujagyslių sutrikimus. Tai gali duoti tokia, kaip sakyti, užuomina, kad galbūt reikia pasidaryti detalesnius tyrimus. Per žemas ritmas žemiau 50 galimas ženklas apie širdies laidumo sutrikimus, jeigu žmogus nesportininkas. Čia svarbu yra pabrėžti. Tai
Antras punktas tai yra treniruočių efektyvumo vertinimas. Stebint pulsą laikų bėgant galima įvertinti, kaip kūnas atsigauna po fizinio krūvio. Tai yra matuoti svarstyklės geriausia, tai yra 12 valandų po. Tai jeigu mes mėgstam sportuoti, pavyzdžiui, vakare po darbų, tai mes galim netgi pamatuoti galbūt ir vakare, ir ryte, pasilyginimui pasižiūrėti, kaip kinta ta, atsigauna po nakties, ar gerėja širdies veikla ilgainiui. Trečias, streso ir nuovargio stebėjimas. Nuolatinis padidėjęs ritmas be fizinės veiklos gali rodyti pervargimą ar streso poveikį organizmui. Ketvirtas, papildomas duomenų kontekstas. Jei matuojamas aukštas kūno riebalų kiekis, tai yra pagal tą 1 iš 17, ir mes matom, kad yra aukštas širdies ritmas, tai gali būti signalas, kad reikia tikrai persvarstyti ir keisti gyvenimo būdą, nes tai lygiai grečiai susiję. Kartu tai parodo bazinį kalorijų poreikį ir metabolinį amžių, leidžia indikuoti tai pulsas padeda geriau suprasti organizmo būklę. Ir išvada, tai yra širdies ritmo matavimas nėra esminė funkcija šioms svarstyklėm, bet tai yra papildo bendrą vaizdą, nes įprastai mes kada matuojam, taip tikriausiai seniai kas matavo pulsą ant sekundometro. Aišku, turim išmanius laikrodžius, bet nežinau, mano laikrodis tai labai netiksliai matuoja, atrodo, kai sportuoji, turi būti 140, kai rodo 70, tai rodo. Tada padeda įvertinti progresą ne tik per svorį ar riebalus, bet ir tai, kaip širdis reaguoja į fizinį krūvį ir poilsio fazėj jau jo yra bazė žemesnė. Yra naudinga funkcija, kai tai integruota į vieną sistemą su informacija, tai yra apie riebalus, apie raumenis ir apie metabolizmo duomenis. Nes pavyzdžiui, sveikatos programėlių, kurias mes turim telefone, tai mes ką galim? Deguonies kiekį galbūt gauti kraujyje, kuris yra matuojamas, pulsą, ten kas miego galbūt kažkokie tai parametrai ir panašiai. Bet net tokį platų galbūt kontekstą apie vidinius mūsų resursus. Tai žiūrėk, čia taip išsamei viską nesužiūrėjai, visas tas funkcijas, viską ir, pavyzdžiui, tu pats planuoji šitas svarstyklės naudoti? Taip. Nes, kad aš turiu, labai laisvą prieigą prie to pasisvėrimo pas mūsų darbe, bet aš, kai naudojau Taixas Amino Advantage, svėriaus, man atrodo, 5 kartus, plus svėriausi tai apie 11:30. Tai yra bent jau ne po pusryčių, nes tiesiog anksti nuvažiuoti nepavalgius būtų iššūkis ir po to pavalgyti. Tai nusprendžiau bent jau prieš pietus. Tai klausimas, kiek tas yra tikslu darbe, plus nepatogu. Faktas yra, būtų fainiau svertis kiekvieną dieną ir matyti, tai yra ilgo periodo pokyčius. Nes taip, tu gali įvertinti po mėnesio, po 2, po pusės metų tos pokyčius, kaip jie kinta, bet tu jau dar įvertinsi tiesiog pasiėmęs vieną lapą ir kitą lapą, bet tu nematysi, pavyzdžiui, prieš pusę metų, kas buvo daryta. Reiškia, turi tą lapą imti ir visus lyginti, tai toks nepatogus. O namie, atsikėliai, dantukus išsivalėjai, atsistojant svarstyklių ir prašau. Susinchronizavai duomenis ir tu gali stebėti. Jeigu reikia pas gydytoją, kai darai profilaktinius patikrinimus ar papildomus, nusineši tą informaciją, parodai, tai tikriausiai gydytojas apaktų to informacijos kiekį, kokį duoda. Tai klausyk, ačiū tau labai, kad tu čia taip įsigilinai ir mums šitą informaciją perdavai. Aš manau, kad žiūrovai suskubs ir pasidomės, kaip galima gauti šitą dovaną. Kadangi tu iškeliauji, tai mes tau linkime geros, saugios kelionės, skrydžios ir puikių atostogų. Ir atsisveikinus, gali palinkėti mūsų žiūrovams, kurie bus gimtadienį, ką nors pasakyk. Linkiu, kad vasara ateitų, būtų šilčiau, būtų geras oras, bet jis bus geras, nes mes jau užsakėm jį, kad jis būtų geras, nelietingas. Ir ten, kur jūs busit, tikrai nuostabi vieta, rami vieta, įkvepianti tiesiai nuo jūros, to vasariško pojūčio.
Tai gaila, kad negalėsiu būt, bet atsiųsiu linkėjimus iš šiltų kraštų. Ačiū tau, Mindaugai, labai ir daugiau tavęs netrukdom. Gero tau skrydžio. Iki. O su žiūrovais aš dar pasikalbėsiu, nes tikrai labai laukiu jūs šitame mūsų antrame gimtadienyje. Kaip ir Mindaugas sakė, mes tą pačią vietą pasirinkom, nes tikrai tokios puikios vietos prie jūros mes nerasim, kur mus taip šiltai žada aušra priimti. Ir tenai mes pagal situaciją žiūrėsim, koks bus oras, arba jeigu, tarkim, bus ir kažkoks nedidelis lietus, tai ten visas sutikimas vyksta po stogu, mes gal kažkokią garso meditaciją pasirinksim. Žodžiu, bus tokia laisva programa, labiau susipažinimui, atsipalaidavimui. Aišku, gitanos torto labai laukiu, aš pati asmeniškai, nes niekada neragavau. Tai tiesiog atsakykite šitoje apklausoje, ar planuojate dalyvauti ar ne. Ir jeigu net ir paskutinę akimirką sugalvosis atvažiuoti ir prisijungti, tai tikrai mielai jūs kviečiam. Ir iki susitikimo šeštadienį bus labai malonu jūs apkabinti, pamatyti gyvai, pasišnekėti, su jumis praleisti tas porą ar 3 valandas, kiek mes ten būsim. Ir iki greito. Sudiev.